ついにJis prieš kovas daro įprastą gestą, daug kalba ir viską įrodo galingais nokautais. Štai Ren Hiramoto, labiausiai savimi pasitikintis kovotojas Japonijoje, kuris save vadina žmogumi, kuris tęs Conoro McGregoro valią. Ir štai pačios laukiniausios pergalės, kurios pavertė Reną Hiramotą pačiu įdomiausių kovotojų Japonijoje. Pradėkime nuo pradžių. 2015 metais sausio 18 diena Tokijuje, Japonijoje. Ren Hiramoto, būdamas 18, debiutavo kaip profesionalus kikboksininkas prieš Yuki Ishikawa. Daugelis kovotojų pirmoje profesionalioje kovoje žaidžia saugiai. Bet ne Hiramoto. この2人のまさにこのプレリミナリーファイトらしい試合というから、ここはね絶対注目して見ておいた方がいい試合ですよね。共に K1 のアマチュア優勝にはグローブをつけて遊んでいたというのが平本です。そうですね。右フック Jis vijosi Ishikawa po ringą, smogė kairiuoju kabliu ir nokautavo pirmajame raunde. よく耐えています石川。でも効いてますよ。今度は左だ。Pirmoji jo kova baigėsi nokautu pirmajame raunde. Modelis jau buvo ten. Po metų Hiramoto Crush ketvirtfinalyje susitiko su dvigubai vyresniu Yoshikiu Harada. Tačiau visiškai niekas nesitikėjo tokio žiaurumo lygio, kuris turėjo įvykti. 構えられないなという印象ありますよね。キャリアたった1年でアマチュアボクシングのバックグラウンドはあるんですが、ミドル自分からこうプレッシャーかけていくような構え方、実にステップアップしてきています平本蓮。左のパンチから右、さらに右ストレート伸ばしてくる、逃がしたくないこのチャンス。フックは原田も強い、そこに右ストレート、ダウンではありません。気をつけながらなんだろう、原田選手こう一旦動いてまた自分から右、山本選手のプレッシャーにこの左から右のストレートもつながってくる。パンチは右と右、そして左に右ストレート、後方に倒れた。 Hiramotas pradžioje pargriovė Haradą, tada užgriuvo smūgių lietumi. Kairės rankos smūgis viską užbaigė antrame raunde. 効いてますね。左フック、腰から砕け落ちた。2度目のダウンを奪った平本。立てないか、立てない。 Teisėjas net nesudvejojo. Kovos pabaiga. O Hiramoto toliau žengė į priekį. Praėjus 2 mėnesiam, Hiramoto pusfinalyje susikovė su Taito turnyre. そこで取れなかった近いですけども、ベルトへの思いというのはすごく強いと思うんで、いい師匠。大きなその一戦を経験しての平本蓮。動きを読んでますね。でプレー忠実に相手がパンチが強いので、また踏み込みもいいです。ありますね。なかなか全然念願のクラッシュの王者タイトもパンチ。もう先に出た方がいいですよね。今自分から Antrajame raunde Hiramoto pargriovė Taito kairiuoju kabliu, pasiuntęs jį ant grindų. 出ることができるか、ローキック、お互いの右を合わせた。ドンピシャリのタイミング。17歳、いやどうしても2つのダウンがあるんで、もう倒すしかないんですよ。でも平本の方はあれですよね、あれが抜群にいいんで、右、これなかなか一ところにとどまりません。バックブロー、これも得意です。捕まえられるかタイト。 Taito išgyveno, bet žala jau buvo padaryta. Hiramotas laimėjo vienbalsių teisėjų sprendimu ir pateko į finalą. 2017 metai vasario 25 diena Tokijuje. Pasaulinio lengvo svorio turnyro pusfinalyje Kauno. Hiramoto kovojo su pavojingu tailandiečiu Kongnapa Virasakreku. Kovotojas, turintis stiprius smūgius ir nebijantis nieko. 回戦で呼び声もありました浦部浩也を下し後、まさにそれを証明するトーナメントになるかです。ここはサウスポーで Tačiau įnirtingų apsikeitimų metu Hiramoto apskaičiavo tobulą momentą. Dešinės tiesus smūgis, po kurio sekė kairysis kablio smūgis, Kongnapa liko gulėti ringe.
Jis nokautavo pirmame raunde. Hiramotas pateko į finalą. Tačiau tą pačią naktį Hiramotui ketvirtfinalyje teko kovoti prieš patyrusį prancūzą Brisą Delvalį. 平本蓮です。でも戦い方としてはセコンドついてるエリアスマン・ムーディーに適当パンチと膝で圧力かけたワンツー。結構試合続いてたんで、なかなかこうレベルアップの練習ができなかったということちょっとにするかデルワール。左ジャブついた。平本選手やっぱりはい、ミドルキックストレート。これですね。相手の攻撃は認められません。 Tai buvo atkakli kova. Delvalis buvo kietas ir techniškas. Tačiau Hiramoto smūgiai į kūną jį vis labiau vargino, raundas po raundo. ボディ。ボディですね。ボディ。下から来たいですね。まずはおっしゃったところでしたね。3分しかないわけですからね。辛い選手ですね。これ平本の右のローキック有効です。これ自分で左フックから出ていきます。やはり K1 は Dauguma teisėjų pergalę skyrė Hiramotui, kuris pateko į pusfinalį ir netrukus nokautavo Kongnapą. 2017 m. birželį Hiramoto kovojo su Rusijos kovotoju Umaru Pašajevu dėl K1 supervidutinio svorio čempiono titulo. Ir Hiramotas parodė, ką gali, kai yra geros formos. この階級で動きを見せるのか、効果練習とかですよね。ウェイルイトもね、3ラウンドやりましたからね。手を見ながら戦ってますね。もういいストイフ。平本パンチも強いですね。強いですね。ありいいですね、左。肘であれボディ狙ってるな。Per 3 raundus Hiramotas visiškai dominavo. Jo smūgiai buvo tikslesni, kojų darbas švaresnis, o Pašajev neturėjo atsako. 右のパンチなどに合わせてですが、左フック、さらに外から長い距離のパンチで平本。 Visi 3 teisėjai jam davė 30 prieš 26 taškus. Dominavimas. Dabar Hiramotas buvo K1 čempionas. Tačiau Hiramotas puikiai žinojo, kas yra kerštas ir jau planavo savo. Daizas Sasakis buvo nugalėjęs Hiramotą daugumos sprendimu. Kruš lengvo svorio kategorijos finale 2016 metų. Jis retai pralaimėjo karjeroje. 2017 lapkritį. Hiramoto pasiekė revanšą ir tai buvo asmeniška. 後の攻撃ですよね。手数で佐々木。そうですね、3ラウンローキックの打ち合い。ワンツー早い。外。基礎があるのと、やっぱりまず19歳ということで、蹴りもよく出てますね。ローキック、あと左の蹴りも。ここが本当に有利になるというか、そんなにチャンスはないと思うんで。少ない。そんな際。いや関根さんでも大蔵佐々木の意地も。一度ここで様子を見るかとか。中村さん乱戦になっても強い佐々木ですからね。そこに持ち込まんという手段もありそうですか。ちょっと近距離の勝負は佐々木選手の方が強いですね。さらにミドルから。 Šį kartą diskusijų nebuvo. Hiramoto pranoko Sasaki per 3 raundus ir kovos pabaigoje jį 2 kartus parvertė. しまってはとその。 でも佐々木ペースでちょっと体力これなぜ見えないのかというところもちょっと気になるんですが、真下から来てるんですよね。ドやってるんですけどもね、止まんないですね。佐々木選手。パスしたいですね。ここに望みをかける平本。あなたが K1 の右ストレート。感じますけどね。ここからもう一発いきたい。ダメージ佐々木の勝負だ。 佐々木も返す。力右平本の拳。取り返した。佐々木すごい。 Hiramoto laimėjo teisėjų sprendimu. Kerštas įvykdytas. Bet Hiramoto siekė ne tik keršto, jis taip pat turėjo nokauto galią. Būtent šis nokautas sulaukė pasaulio dėmesio. 2018 metai kovo 21 diena Hiramoto kovojo su Kaevu Verasakreku K1 super lengvo svorio kategorijoje. Verasakrekas 3 kart laimėjo K1 super lengvo svorio Grand Prix. Jis nebuvo nokautuotas daugiau nei 10 metį. Hiramotas buvo tik 19 ir niekas jam nesuteikė galimybės. Tačiau Hiramotui nesvarbu buvo šansai.
これにひるんじゃダメなんですね。でも絶対ひるまない。強い相手だからといってで負けてないですよ平本。なるほど。頑張ってもらいたいですね。出てますね。大阪に右のストレート返し飛んでいます。左のミドル受け止めて、はい、左の膝が飛んで生じません。左のね、これもしっかりガードして、このままでいいと思いますからね。Antrajame raunde Hiramotas pagreitino tempą ir užpylė smūgiais. Niokojančią kombinaciją parbloškė čempioną. まあでもすごい緊張感持って戦ってると思うんですよ。ここ行きますね。ここ行きます。Kėvas atsistojo, tačiau viskas jau nuspręsta. Hiramotas vėl užpuolė ir jį nokautavo antro raundo pradžioje. マサさん、ダメージどうですか？ありますよありますよ。さあ、パンチを打ち込んでいく。沈めた、止めた。 Hiramotas ką tik nustebino visą kickbokso pasaulį. Combat Press jį išrinko 2018 metų staigmeną. Tačiau pasiekęs kickbokso aukštumas, Hiramoto dingo beveik 2 metams. Ir kai jis sugrįžo, turėjo ką įrodyti. Perėjimas iš kickbokso į mišrūs kovos menai sunkus. Tai daugeliui kovotojų sunku, Hiramoto neišimtis. Pralaimėjęs 2 pirmas mišrūs kovos menai kovas, Hiramoto desperatiškai reikėjo pergalės. Prieš Hiroaki Suzuki Rizin 36 turnyre jis ją pasiekė. Hiramoto parodė, kad skeptikai klydo, laimėjo padalintų teisėjų sprendimu. Nors negražu, bet pergalė. Hiramoto karjera mišrūs kovos menai pagaliau prasidėjo. Ir viskas, kas įvyko po to, prasidėjo čia. 2022 m. gruodžio 31 d. Rizin 40 turnyre per naujųjų metų išvakarės. Hiramoto susikovė su Genji Umeno pagal specialias bokso taisyklės. Tai turėjo būti parodomasis mūšis. Hiramoto nedaro parodomųjų kovų, jis nokautuoja. Ir dar prieš prasidedant kovai, atmosfera jau buvo nepaprastai įtempta. Antro raundo pabaigoje Hiramoto smogė stiprų kairįjį kablį, kuris parbloškė Umeno, ir teisėjui teko įsikišti. Umeno neteko sąmonės per parodomąjį pasirodymą. Hiramotas pelnė pirmą oficialią pergalę Rizin turnyre. Ir būtent ta pati kovos dvasia padėjo jam įveikti sunkiausią savo karjeros etapą. Prieš mėnesį Hiramoto susikovė su Satošiu Yamasu Rizin Landmark turnyre Nagojoje. Jis parodė, kad jo smūgiai veiksmingi ir mišrūs kovos menai. Hiramoto technika buvo aukštesnio lygio. Jis nugalėjo Yamasu per 3 raundus vieningų teisėjų sprendimu. Kickbokso kovotojas pagaliau pradėjo rasti savo ritmą mišrūs kovos menai. Po metų jis tame pačiame ringe kovojo su dar pavojingesniu priešininku. 2023 gruodžio 31 D. Saitama, Japonija.
Buvo naujųjų metų išvakarės ir svarbiausia Japonijos mišrūs kovos menai arena. Hiramoto susikovė su sirgalių numylėtiniu Renjaman Sukihama. Kovotojas, garsėjantis chaotiškų smurtu ir nokautuojančia jėga. Per 3 raundus Hiramoto taškais nugalėjo pavojingą Džamaną, pasinaudodamas smūgių ir ringo kontrolę. Galiausiai teisėjai vienbalsiai nusprendė. Visi 3 raundai atiteko Hiramotui. Kikboksininkas ką tik įveikė vieną pavojingiausių Rizin kovotojų. Tai leido jam kovoti su Mikuru Asakura. Tai buvo svarbiausia Reno Hiramoto karjeros kova. Mikuru Asakura buvo viena didžiausių Japonijos mišrūs kovos menai žvaigždžių, turinti 17 pergalių ir 5 pralaimėjimų rekordą. YouTube žvaigždė su milijonai sekėjų ir favoritas. Tuo metu Hiramoto mišrūs kovos menai rekordas buvo 3 pergalės ir 3 pralaimėjimai. Daugiau nei 48 000 sirgalių susirinko Saitamos super arenoje palaikyti mėgstamą kovotoją. Hiramoto pasitiko Asakura savo būdingų gestų. ついにあの男の目の前に立ちました。そして Asakura atsisakė paliesti pirštinės. Įtampa buvo apčiuopiama. Tada Hiramotas pamatė savo galimybę. Jis smogė kombinaciją, parbloškusią Asakurą. Hiramotas puolė smūgiuoti ant žemės, kol teisėjas įsikišo. Techninis nokautas 1 raunde. Japonijos Konoras Magregoras ką tik nokautavo vieną didžiausių Japonijos mišrūs kovos menai žvaigždžių ir iškovojo simbolinį titulą paskutinis stovintis vyras, įrodydamas, jog jo žodžiai buvo tiesa. Kalbėti blogai ir tai pagrįsti – tai Reno Hiramoto elgesys.